Dabar gyvename pačiu tamsiausiu metų laiku, kai saulė beveik neišlenda iš pošvininių debesų. Bet geroji žinia yra ta, kad šiandien yra žiemos saulėgrįža. Tai yra metas, kai mes pereinam iš šito tamsiojo metų laiko į šviesųjį, į tą laiką, kai sugrįžta po truputėlį vis daugiau saulės į mūsų dienas. Tai reiškia, kad po minutėlę, po kelias pradės ilgėti mūsų dienos. Ir šitą dieną aš visada mėgstu atsidurti gamtoje, ramiai pabūti, nors ir šitas laikas yra tikrai visiems labai išprotėjęs ir įtemptas, bet aš kviečiu tave pasiimti puodelį kažkokio karšto gėrimo, prisėsti keliom minutėlėm, nes aš noriu papasakoti pasaką. Kalėdinė pasaka, kuri yra šiek tiek kitokia negu tos įprastos kalėdinės pasakos. Ir šitoje pasakoje bus ir šamanų, ir grybų, ir net anapusinio pasaulio. Įvairiais laikais, ypač prieš paplintant krikščionybei, skirtingos tautos įvairiai švęsdavo šią žiemos saulėgrįžą. O Suomijoje tikėta, kad šis metas, žodžiu, yra labai pavojingas, nes tai yra tamsusis metas, kai anapusinis pasaulis praktiškai susilieja su šiapusiniu pasauliu, ir tai reiškia, kad iš anapus į šiapus gali prasprūsti įvairios vėlės numirusiųjų, įvairūs velniai ir kitos blogybės. Todėl žmonės daug laiko leisdavo namuose, degindavo ugnį ir žvakes. O samiai, tokia tauta, kuri gyvena šiauriausiuose regionuose, tikėjo, kad žmogus jau iki šito meto per metus būna užgyvenęs ant savo sieloje daug visokių nešvarumų, kurie, jeigu pasitiksi su tokia siela šviesų į metą, žodžiu, tik subujos, tai bus nelabai gerai. Dėl to buvo gana įprasta savo vietiniam šamanui nešti įvairias dovanas ir prašyti, žodžiu, kad jis, bet dažnai tai būdavo ir moteris, nugabentų tas sielas į anapusinį pasaulį, jas apvalytų ir grąžintų, ir taip žmonės galėtų pasiruošti sutikti saulę. Ir aišku, kaip patys suprantat, į anapusinį pasaulį, tai šiaip savo elnių pasikinkęs nenujos. Tai dėl to šamanai pasitelkdavo įvairius augalus ir grybus. Tai vienas iš tų grybų mums gerai pažįstama paprastoji musmirė, raudona su baltais taškučiais. Tai šamanai pasitelkdami šias musmerės, kurios turi haliucinogeninį poveikį ir netgi tas poveikis panašus į tokį jausmą, kad skrendi, susirenka tas visas sielas ir dar įdomu tai, kad aišku, tai yra viduržemės, tai jeigu žmonės negali pas tave ateiti, tai tada tas šamanas keliaudavo nuo jurtos prie jurtos ir tos jurtos dažnai būdavo užsnigtos, tai per duris neįeisi, tekdavo ropštis per viršų, per dūmams paliktą angą, tai kaip per kokį kaminą. Jau tikriausiai kažką primena. Tai va, susirinkęs tas sielas šamanas ar šamanė nukeliaudavo į anapusinį pasaulį ir tada grąžindavo jau jas švarias, kaip dovana atgal žmonėms, kurie jau galėjo rame duše, žodžiu, laukti saulės sugrįžimo. Dažnai ta šamanė būdavo apsirengus raudono apsiaustu su baltais taškeliais, tarsi irgi toks simbolis musmerės. Ir netgi šamanės jurtoje arba kažkur tai kitoj bendruomenės vietoj būdavo puošiama eglė, nes po eglėmis auga musmerės. Tai va, tai įdomu tai, kad tikriausiai jau atpažinot daug tokių sąsajų su simboliais, spalvomis, kurios supa mūsų dabar kalėdas. Kalėdų senelį mes dabar turim, jisai pasidabinęs baltai raudonų kostiumu, lenda per kaminą, neša dovanas, mes visi puošiame eglutes, netgi šiais laikais, man atrodo, ant dažno eglutės jau irgi galima rasti grybukų ar tų pačių musmerių, ant mano tai tikrai galima rasti. Ir man labai patinka ši būtent kalėdų istorijos versija, nes jinai yra apie ryšį su gamta ir apie ryšį su žmonėmis kartu. Tad kažkaip labai norisi šituo metu ir pasitinkant saulei sugrįžtant, vienas tai šiek tiek atsisėsti, nusiraminti, susirinkti save, kad galėtume šitą metą pasitikti tinkamai ir kad galėtume savo dėmesio kažkiek skirti kitiems. Tai kažkaip norisi neužsisukti daiktuose, reikaluose, visokiose buitiniuose dalykuose, bet tiesiog pagalvoti, kaip viens kitam dovanoti tą šviesą, tai, kas iš tikrųjų svarbu, arba tiesiog būti kartu.
Tai visiems tokių švenčių ir tokio buvimo kartu ir linkiu.